Gerbiami studentai, esame praktiškai užbaigę technologinio proceso kortelę ir esame suvedę pradinius duomenis, mechanizmų markes, darbuotojus, medžiagų normas ir kaip matome, savikaina kol kas pas mus yra tuščia. Tuo tikslu turime grįžti į klasifikatorius ir pažymėti straipsnius bei įkainius. Pažiūrėkime. Atsidaro visą eilę didžiosios knygos straipsnių. Jie suskirstyti į 5 pagrindinės grupės. 001 grupiai priklauso tiesioginis darbo užmokestis. 002 priklauso technikos eksploatacinė priežiūra ir aptarnavimas. 003 grupiai priklauso kuras gamyboje, 004 elektra gamyboje ir paskutiniai daliai 005 technologinės medžiagos. Tai leidžia paaiškinti, kaip skaičiuojama planinė savikaina, krovos darbų savikaina terminale. Yra įvertinamas visas darbuotojų darbo užmokestis, naudojama technika, jos nusidėvėjimas, jai naudoti skirtos eksploatacinės medžiagos, kuras, elektra bei nurašomos naudojamos technologinės medžiagos. Ką mes turime atlikti? Dešinėme šone matome tuščius landelius, kuriuos mes paspaudę pažymime, kurie turi būti aktyvūs, skaičiuojant planinę darbų savikainą. Sistema apima 3 skirtingas darbo užmokesčio skaičiavimo sistemas. Dokininkai mechanizatoriai dirba pagal vienetinio atlyginimo darbo sistemą, krano operatoriai pagal valandinį gauna valandinį darbo užmokestį, tuo tarpu stebidorius gauna tarifinį atlyginimą. Prie pagrindinės dalies yra priskaičiuojamos priemokos už darbą naktį, pavyzdžiui, darbą šventinėmis dienomis, įmokos į atostogų fondą, kitos išmokos, jeigu tai numatyta darbe, bei socialinio draudimo mokesčių dalis. Visi kartu jie sudaro vadinamą bruto atlyginimą. Darbdaviui duoda informaciją apie darbuotojo darbo vietos kainą. Skaičiuojant savikainą, būtina įvertinti ne vien tik tai tiesioginis neto atlyginimą, bet ir su juo susijusias išmokas. Skaičiuojant techniką, remiamasi jos technikos eksploatacinė priežiūra ir aptarnavimo, bei kainai naudoja ar kurus, ar elektrą. Iš tikro ganėtinai paprastai vyksta šita sistema, tik tai būtina atkreipti dėmesį, kad pasirinkus darbuotojus, tie darbuotojai būtų priskirti numatytam departamentui. Tai yra krovos terminalai. Pasižiūrėkime. Peržiūros režime galime paanalizuoti, iš ko susideda dokininko mechanizatorių vienetinis atlyginimas. Taip, matome, kad tai yra 2 klasės dokininko mechanizatorių atlyginimas, kuris dirba generalinių krovinių terminale. Taip, ir jo įkainis, planinis įkainis yra paėmimas iš technologinio proceso kortelės. Grįžtame į sąrašą, prie jo yra skaičiuojamas dar priemoka už šventinės dienas. Vėlgi matome, kad padalinys nesikeičia, tas pats padalinys. Taip, ir yra numatyta dvigubas apmokėjimas, jeigu darbuotojas dirba švenčių dienomis. Taigi bendrai, jeigu turime generalinį krovinių terminalą ir jame mes pažymėjome dokininkus mechanizatorius,
antros klasės mokiningą mechanizatorių ir krano operatorių turim pažymėti vienetinį atlyginimą, priemoką už šventinės dienas, už naktinį darbą, įmokas į atostoginio fondą bei jo socialinės draudimo išmokas. Krano operatorius, pasižiūrėkite, prirašyta taip pat iš karto krano operatorius iš generalinio krovinių terminalo, prie jo valandinio darbo užmokesčio, taip pat pridedame numatytas priemokas bei įmokas į socialinę draudimo fondą bendrai. Taip, su raidele PK yra žymimi birių krovinių terminalo darbuotojai, stvidorius yra bendrai visoje kompanijoje, dirba visose terminaluose, taigi mes jam pažymime tarybinį atlyginimą. Stvidorius taip pat dirba šventinėmis dienomis, dirba pamainomis, atostogos ir jų sodrinė dalis. Taip, dabar naudojamos technikos eksploatacinė priežiūra ir aptarnavimą pažymime tik tai tas priemonės, tuos mechanizmus, kuriuos technologas yra įtraukęs į technologinio proceso kortelę. Taip, tai mes prisimename, ten turėjome ekranus, vieną ir kitą ekraną, kondorą turbūt, taip, turėjome traversą, kroviniams gabenti ten, liktai nebuvome pažymėję, bet atitinkamai šitą logiką turime susižymėti visus reikalingus straipsnius. Taip, jeigu dirba kranai, mums reikalingi kranų elektra, taip, ir technologinės medžiagos, kad galėtumėm tą krovinį pakrauti. Vėlgi, technologinės medžiagos, jų panaudojimas priklauso nuo technologinio proceso kortelėje nurodytų medžiagų. Ne bet kuris, o tas, kas yra numatyta technologinio proceso kortelėje. Pažymėjus, juostinius stulpus turbūt, mes spaudžiame išsaugoti, grįžtame į technologinio proceso kortelę, į peržiūros režimą. Savikaina, kaip matome, dabar yra tuščia. Per kartelę spaudžiame ženklą sukurti. Langas persikrovė, sugrįžtame atgal ir matome, ar ne, kad paskaičiuota planinė savikaina, kokia būtų už perkraunant krovinį 1 tonai. Kuomet kortelė yra pilnai užbaigta, keičiame jos statusą į patvirtintą, paspaudžiame patvirtintą, numatome nuo kada jinai galioja, nuo mėnesio pradžios ir spaudžiame išsaugoti. Technologo darbai treniruoklyje baigti.